grįžę į mano kanalą, tai šiandien išaušo dar viena diena, kada filmuoju jau 3 lietuvišką video vlogą. Kaip visada, mano video prasidėjo nuo pusryčių, tai valgiau ryžių košę su proteinu, labai skanu primena vaikystę. Ir susirašiau, kadangi šiandien tokia visai faina diena, tiksliau bus fainas savaitgalis, dirbsiu Pelenės parodoje su NYX Kosmetika kaip visažistė. O jeigu kas dar nežino, tai aš ir esu visažistė, tai jeigu reikia makiažo, galite kreiptis. Rašykit man info.b.edgy@gmail.com arba man Instagram arba į Facebooką. Ką dar norėjau pasakyti, tai kažkaip pastaruoju metu labai pradėjo traukti tokie arabiški makiažai ir visokie aksesuarai, tai manau, kad šiandien iš tikrųjų tai pareisiu savo galvos apdangalu, nes pirma, labai gerai nereikia ten tvarkyti, taisyti plaukų ir antra, man yra asmeniškai labai gražu, ypač prie kokių baltų rūbų ar kažko šviesaus. Dar ką norėjau pasakyti, tai kad pastarąją savaitę kažkaip oda manęs nelepina. Lyg ir nevalgiau pieno produktų, tai buvo oda prasivalis ir tų visokių inkštyrų mažiau. Ir prieš kelias dienas, kai dėjo, tai dėjo tokių grįžulo ratais per visą veidą. Tai oda šiek tiek sausa, dėl šitos priežasties šiandien dažiausi 2 kartus. Pirmą kartą viską nusivaliau, nes užsidėjau Dioro maskuoklį, Dior Skin Nude, man atrodo, vadinasi. Ir žiūriu, tokiais plėmais suvažiavo viskas, tai nieko nelaukiu, iškart susitvarkiau ir noriu parodyti kelis dalykėlius, kurie man, sakyčiau, tikrai padėjo nuslopinti nuslopinti odos raudonį ir apmažinti spuogelius ir jų kilimą. Tai pirmas dalykėlis būtų šitas Mattifying Toner iš Abono. Ir kuo jisai padėjo, kad jisai sausina odą. Vien dėl to man išdžiovino šiek tiek toks spuogelius, nes man atrodo, čia sudėti yra alkoholio ir tuo pačiu padezinfekavo. Bet jeigu oda yra sausa, tai aš nelabai rekomenduočiau šitą dalyką, nes jis turi gana stiprų alkoholio kvapą ir tikrai sausina ir džiovina odą. Tai čia galbūt variantas labiau riebesniai. Ir tada šitas spuogelių naikintojas iš Origins. Iš tikrųjų nežinau, ar yra Lietuvoje, man atrodo, kad yra, aš lygiai mačiau kažkur tai panoramai, gal kažkokioj parduotuvėj, Douglase, man atrodo. Tai jisai su arbatmedžio aliejum ir iš tikrųjų jį užtepė ant spuogelio ir jauti, kaip jis skverbiasi ir tarsi graužia tą spuogelį. Jis uždeda tokią keistą plėvelę, tai gal geriau tepti šitą dalykėlį prieš einant miegoti, kad per naktį galėtų suveikti. O ryte tiesiog nusivalyti su toniku ar nusiprausti su prausikliu ir tikrai labai padeda. Ir trečias dalykas, kuris padėjo, tai neliesti tų spuogų, kad ir kaip sunku, bet tiesiog neliesti. Ir aš labai džiaugiuosi, nes turbūt, jeigu būčiau palietus šituos, tai vaikščiočiau dabar su trigubai didesniu žandu. Tai ačiū Dievui už kantrybę, kad sugebėjau, kad iškentėjau ir nespaudžiau. Tai dabar eisiu, apsirengsiu ir keliausiu Pelenę, dar pasimsiu savo šepetėlius, daiktus, kurių reikia ir susitiksim tenai turbūt. Nu va, apsirengiau, greitai pasakau, šitas yra iš H&M, kažkada pirkau Londone, suknelė yra vasarinė, tokia labai jinai ant šleikučių iš Zaros, berods, jeigu neklystu. Tada aišku su savo turbanu, kuris man labai patinka ir iš tikrųjų kaip yra gerai, nereikia nei tiesinti, nei šukuoti nieko, užsidedi ir viskas ir gali eiti. Ir tada batai bus šitie, čia irgi pirkau Londone iš tokios parduotuvės Office. Tai man jie labai faini, tik kad aš juos jau numindžiau šiek tiek, bet tai taip. Pilnas outfitas, kol laukiu taksi, nes iki ten reikės man kokių 5 autikais važiuoti, tai aš mokėsiu pinigus, o atrodo va taip. Taip. Ir čia vieni mano mėgstamiausių kvepalų. Montale Red Food vadinasi, labai man šiandien kažkaip tinka tas kvapas. Dar aš taip jeigu apie kvepalus, dar šitie. Tai Remarker Alien ir aišku
Tom Ford Black Orchid ir tada dar visokių, šitie dar irgi labai geri, bet Lietuvoje su žiburiu neras ir biškis lūžęs. Jau purkštukas, bet vienas skanesnių. Yeah, sit back, just relax and play. I think I'll be doing that today. Put all the worries of the past away. I think I'll be doing that today. Reminiscing on the path I blaze. I think I'll be doing that today. We kick a rhyme on these tracks I play. I think I'll be doing that today. Don't wanna move, I wanna poster. Keep the windows and the door shut. Late brunch, cinnamon toast crunch. I keep it cooler than the other side. Like the winter to the summertime. I just wanna chill, it's no wonder I'm so mellow to the blood bordello. Everybody screaming encore Mocello. I'm a cool cat, I'm a real smooth fellow. I won't follow what you say though, cause I'm a soul rebel, so you know that. I keep it classic as a throwback. Holographs on my backwards cap. I stay fresher than the lunch line. Trying to find what to munch on. Gonna grab some chips and it's crunch time. Won't rush and I will not speed. I just wanna chill out to the point I freeze. Live life like the water in the ice cube tray. I think I'll be doing that today. Sit back, just relax and play. I think I'll be doing that today. Put all the worries of the past away. I think I'll be doing that today. Reminiscing on the path I blaze. I think I'll be doing that today. We kick a rhyme on these tracks I play. I think I'll be doing that today. Sitting recline as I'm spitting a rhyme. I would try to write it down, but I'm thinking that I would rather watch more TV. Just so sleepy. Brake lights on, I'ma slow down easy. Nothing on the outside world's gonna catch me. Cell phones off so the boss won't ask me. Working on my day off's not gonna happen. My pajamas stay on while I'm disco dancing. I'm a mad fool, that's true, that goes without saying. So I'm singing this tune that I play so often. When I go often to my own mind, see my rhymes, my starship. Helps relieve this hardship. Trouble in the world, so proceed with caution. They tell me get to work, young kid, but I got my own plan, I'll put you up on it. It goes, sit back, just relax and play. Pavargau, bet šiaip labai smagu ir fainai. Bėgikė numeris 1. Slapukė. Su taksiu nevažiuosiu, einu į stotelę. Ir buvo nelabai protingas pasirinkimas eiti be pėdkelnių. Tai va. Ir paskui dar reiks peškom pėdinti. Ir aš vėl žiauriai noriu valgyti. Ką tik grįžau, kaip aš bėgau ir kaip man nutrynė batai kojas. Ir kaip aš sakiau, žiauriai noriu valgyti, užkandu ryžių trapučių, išvesiu šuniuką ir tada susitiksim per vakarienę. Vakarienį valgysiu saldžias bulves su vištiena. Tai dabar tiesiog supjaustysiu šitą bulvę. Ir pro tip supjaušius aš įdėsiu į indelį, kurį galima dėti mikrobangę. Ir ant 900 vatų mikrobangiai kepsiu šitą visą apie 6 minutes. Tai jeigu jums taip nutinka kaip man, kad visą dieną nepavalgot ir paskui grįžę labai norit saldžių bulvių, tai ne pats sveikiausias variantas, bet mikrobangė veikia. Supjaustysiu vištieną ir aš visą laiką nupjaunu šitos galiukus, riebaliukus. Praėjo maždaug 6 minutės ir bulvės buvo puikiausiai jau išvirė visiškai pilnai. Ir užtruko tik kelias minutės. Nu, ne kelias, 6, bet vis tiek greičiau. Kelios minutės vištienai ir bus viskas. Maistas ready, tai dar užsidėjau šiek tiek garstyčių, tada saulėgrąžų sėklų ir šviežių salotų, špinatų, ridikėlių. Ir norėjau įsidėti šiek tiek avokado, bet esu labai nusivylusi Maximos avokadais, nes jie atrodo štai šitaip.
tokie papuvę ir neprinokę ir žiauriai kieti iš tikrųjų viduj, net tas kaulas neįsima. Tai esu labai nusivylusi, nes jau kokį 5 kartą perku iš Maksimos avokadus ir jie visiškai kažkokie nevykę, atrodo prinokęs. Todėl, kad nesidėjau avokado šiek tiek su saulėgrąžų sėklų, nes reikia riebalų, kadangi visą dieną nevalgytų nei angliavandenių, nei baltymų, nei riebalų, tikrai tinkamo kiekio nesurinkau, tai manau paskui dar kokį smūtį pasidarysiu ar kažką skanaus desertui. Desertas bus žaliasis smūtis, tai čia yra bananas, špinatai, proteinas, tada čia sėklo, šiek tiek kokosų sėklų, vandens, leduko ir kokosų pienas. Skonis kaip ledų kokteilio, tikro pieniško ledų kokteilio bananinio. Atleiskite man už mano šukuoseną svogūną, bet nusiėmu turbaną ir susirišau plaukus taip, kad būtų patogu, kad nelystų į akis ir viskas. Aš norėjau parodyti vieną dalyką, tai priklijuojamas blakstienas. Jeigu jūs esate kaip aš, nemėgstat priklijuojamų blakstienų ir kažkokių tai svetimkūnių ant akių, nes visą laiką atrodo lyg jaučiasi, kad kažkas priklijuota lenda į akis arba liečiasi į vokus, tai labai rekomenduoju šitas. Pats snakelis yra tas iš tų permatomų, plonytis ir labai gerai lankstosi, tai prisiklijavau labai lengvai visų pirma, nelenda į akis, nesiliečia į vokus, tokios visos labai fainos ir atrodo natūraliai, ne per daug ekstravagantiškai arba ne per daug įsišoka, tai tokį tankumo, tik tai kažkokį tai jausmą duoda, priduoda tankumo blakstienam, ne jausmą. Toliau eisiu išsiplausiu savo šepetėlius, nes naudojau šiandien nemažai ir savo naudojau ir rytoj reikės naudoti ir su šituo jau rodžiu savo pirmam vlogą, man atrodo. Tai jis yra toks pagalbininkas, aš taip džiaugiuosi turėdama šitą kempinėlę, kad nežinau, nes dabar įsivaizduoju save plaunančią tuos 100 šepetėlius rankom, tai net nenoriu įsivaizduoti ir pagalvoti. Gali būti, kad šitą vlogą aš pratęsiu rytoj, nesu įsitikinus, pažiūrėsiu, kiek medžiagos man čia ganasi, kad nebūtų labai trumpas arba nebūtų labai ilgas, bet nemanau, kad bus labai ilgas. Tai atsisveikinu ir iki pasimatymo.